Mes esam skirtingi, žodis skirtingi neša informaciją apie skirtumus. Tai dabar noriu Jums parodyti. Vienas mūsų su tokiais kampais, įdubom, privalumais, tuštumom, trūkumais, kitas su tokiais. Jeigu mes apjungiam, po to paaiškinsiu prie ko vedu, mes turim gražų darnumą. Jeigu mes norim uždėti taip, čia nepralenda, mes neturim jokio darnumo. Apie ką kalbu? Nėra svarbu, kas sprendžia. Jeigu žmogus, moteris ar vyras, turi greitesnį, labiau numatytą, labiau analitinį protą ir jis sprendžia greičiau, lengviau ir tiksliau tuo keliu, kuris veda šeimą link bendro tikslo, tai spręsti turi tas, kuris geriau tą daro. Šeima yra komanda ir čia visai nesvarbu, ar aš sprendžiu vienoj srity stereotipiškai, kuri priskirta moteriai, ar vyras sprendžia toj srity, vyras, moters srity stereotipinėje, moteris vyro lyg ir. Reikia išeiti iš suvokimo, kad yra žmogus ir yra skirtumai. Kas atsitinka, kodėl rodau šitą konstrukciją? Šita konstrukcija yra būtent ta, kurioje šeimos daugiausiai pasiekia tiek savo vidiniai harmonijai, tiek savo finansiniuose ir gerbuvyje, todėl kad jie naudoja, čia tuščia užpildo moteris ir susijungia gražiai. Čia kitoj vietoje susijungia vėl taip pat, bet jie naudoja savo stiprias pusės. Kai mes manom, kad vyras nesprendžia, tai reiškia jis silpnas ir norim jį perdirbti, tai gaunasi tas, kur netelpa. Ir įsivaizduojat, kiek jums reikės laiko, kad šitą nušlifuotų, čia yra ne jūsų valioje, pats žmogus turi keistis, suprasti ir eiti, todėl jūs prarasit brangiausią, ką turit šeimos kaip konstruktyvo ir pasiekimų plotmėje, prarasit laiką. O jeigu jūs naudosit savo stiprias pusės, sprendimų jos stiprias pusės ten, kur yra jos, jūs pastatysit gražų statinį, kur niekur nespaus, niekas neklius, sutaupysit laiką, greičiau pasieksit pilnatvę ir tame kelyje tas vyras, kuris galbūt jo stiprioji pusė nespręsti, jis matys, kaip daromas sprendimas, tai bus jam pavyzdys ir jis tokiu būdu ženkliai greičiau pats išmoks spręsti, arba ne tai, kad išmoks, bet drąsiau spręs. Nors vėlgi, jeigu mes kalbam apie 4 dažnį, tai nėra baimė spręsti arba silpnumas spręsti, tai yra tiesiog finansiniai dalykai, jeigu, pavyzdžiui, sprendimai susiję su finansais, jam neįdomus. Jie visada būna toliau nuo tų dalykų. Jie jau laisvėje ir kūryboje. Ir kas neturėjo nekilnojamo turto, tas nežino, kad jis iš tikrųjų pririša tam tikrame etape. Kol tu jo neturi, tau norisi jo turėti, norisi namo, norisi gal sodybos, norisi dar kažko. Bet kai tu ateini į tą 4 dažnį, kad ir buvęs žemesnėme, tu supranti, kaip tai pririša. Ir tu geriau sumoki daugiau keliaudamas kažkam, negu turi ten toje šalyje tą būstą. Va taip viskas verčiasi. Todėl sakyti, kad žmogus, kuris perleidžia moteriai sprendimą, yra neatsakingas, yra didžiulė klaida. Neatsakingas yra tas žmogus, kuris pasitraukia, kai reikia suvaldyti pasekmes, kurios pakrypsta nelabai tuo gražiu keliu, gal kaip buvo tikėtasi, nes situacija gyvenime yra judri, ji keičiasi. Tai aš linkiu jums visiems nebūti teisėjais. Ta labai sunku suprasti. Jeigu galėtų 3 dažnio vibracijos siela, žmogus visiškai suprasti 4 dažnį, ji ir būtų tame 4 dažnyje. Ta informacija jai būtų prieinama ir jinai aiškiai būtų suprantama ir todėl neliktų jokio manimo, kad tas žmogus silpnesnis, arba jis kaltas, arba jis silpnas ir panašiai. Tame ir yra dažnių skirtumai, kad
esant kitame tu to nesupranti ir dažniausiai reiškia pretenziją. O kai tu esi aukščiausiam dažnį, tu jokių pretenzijų niekam neturi. Tu stengiasi viską suprasti, o jeigu turi pretenzijų, tai nukreipi jas į save. Ir pats prisimi atsakomybę keisti. Nes daugelis porų gyvena taip, kad va tas vyras blogas arba ta moteris bloga, ten tokia ar nu, bet jie gyvena. Žinot, kur negalioja ne viena taisyklė šita, apie kurią aš kalbėjau. Tame scenarijuje, kuriame nėra meilės. Va ten šita visa negalioja. Ir kai mes kaltinam žmogų, tai dažniausiai mes jau jo nebemylim, todėl ir kaltinam, bet sprendimo patys nepadarom išeiti iš tų santykių, iš tos santuokos. Ir todėl visada esam teisėjai. O jeigu tu myli, tau visai tas pats, kas priėmė sprendimą, kieno vardu užrašytas turtas. Jeigu tu garbingas, gali mokyti kitą žmogų ne žodžiu, o savo pavyzdžiu, tu turi tiesiog eiti savo kelią taip aukštai ir šviesiai ir garbingai, kad būtum pavyzdžių. Tada šalia esantis žmogus išmoks viską daryti. Būna ir tokių atvejų, kai žmonės nenori daryti kažko. Tai vat ir yra būtent apie tai, kad jis tada nemyli. Jeigu jis nenori stengtis dėl poros, jis tada nemyli. Ir čia dažniausiai ne žmogus kaltas, prastas arba silpnas. Čia nėra meilės. Todėl ieškokit neatsakomybės žmoguje. Ieškokit meilės. O va ten viskas vyksta būtent taip. Ačiū.